Čia gal paikluot nereikėjo. Tu matai, Norfa nedirbi? Jo. Nu. Velykinis filmas bus. Ką, ponė, kur buvot, ką pirkot? Šampanas. Gersim tuoj. Kokį čia pirkot? Pirkom muskatoje. Muskatoje, slatkoje, aha. Nu dabar paskui man jeigu ką. Nu tai jo. Bet nieko neradau, galvoju, kokį gėlį. Jos gimtadienis bus po mėnesio. O, tai aš... Mes išnekėjom, kad jos gegužės ar balandžio pabaigos gegužės. Tai aš ją pasveikysiu atvažiuosiu. Kai mes atvažiuojam mamos dienos, būna visada jos gimtadienis. Tikslios dienos nežinau, man atrodo, gegužės 3, 2 arba balandžio pabaigoje. Man atrodo, balandžio 29. Tai išsiaiškinkit šiandien. 28, 9 balandžio. Kaip pradant striuošinti. Jei nenorit, ką mažiau paragautų, tai išvis galvoju, apie šampanį pakalvoti. Mažėkiu, pažiavus. Einu nusipirkti, nusiplauti rankiamą. Pasidėk. O kur paliversiniai gal Ačiū labai. Šiemet žadam pabėgti. Tarkim, man jau jo, Petro nėra. Jo pasakė, kad padėti. Iššoka iš to krepšį. Meskutė nori, meskutė eisme ieškoti meskutė. Velykinį mergikį, pukšt tik tais ir iššoka. Pamatė taisyti tą vėlį. Ne, aš ją išėmsiu geriau visai. Paskiau krepšelę jo. Iš krepšelę. Nu tai jo. Paskiau sukurs filmą. 5 valandą jau jis buvo prie jūros. Aš tu jaunystės papratau. Smaugytė, ne? Dar sakau, pasmaukyk, atsisėdė čia. Nu tai ką reikia, nu ką daryti? Nu ką taip babas padarė, viskas. Darai gerai, bet vis tiek ne tai. Kaip gyveni? Nu, nuostabiai gerai. Ir beveik. Švęskit, linksminkit. Švęskit vėliau. Kur buteliai? Butelių. Butelių nubėgs dažnai vat. Amerikoniškai, kas norės nubėgs. Prie kito stalo to nubėgs. Va, čia jaunimui. Užteks dabar tam kartui, va. Tai gerai, prieš 15 metų. Aš pirmą kartą išgirdau. Aš vaikystėje, va tokia kaip buvau, esu mačiusi Labai norėčiau visus pasveikinti, palinkėti visiems sveikatos, geros nuotaikos šį vakarą ir visą likusį gyvenimą, sveikatos daug, ištvermės ir kad nepamirštume vieni kitų, susitikti nebūtinai, kad per prisikėlimus visokius, gal dar vasarą kada nors tikrai, gražus būrys, gražiai Petro giminė, Petro draugai labai nuostabūs. Pakeliam taurę prisikėlimą, prašom. Prisikėlimą. Viskas keltos. Kožda palasą. Visiems sveikatos, va šitai, tai mergytai daug energijos, visas suspėtas, visas muzikas, visas mokslus. Tie
rėkia, tai tu rusėmėm iššokį dainuoji. Atsisėdam, Visą paviljoną groji. Dėl to Raksta kalavėris visus pralinguoja. Nu, pramėgos. O tėvelis, aš visai darbus ir daug pergalės tavo, kad tėvelis viską pastatytų, kad visi sveiki būtų. O čia mūsų didžiausias dažnis gyventi didmiestį, kad augint bus daugiausiai augalų, kaip mes visi. Viena eina išaugint. Tai va, kad tau tiek gerai derlius darėtų, kad visas varpos tos tavo standžias ten būtų. Kur tu ten? Mano rašymas viskas standu. Nu taip, čia to pačiu yra tvardėlė, to pačiu jau čia linkėjimus prie to pačių, prie tų varpų, prie tų derlių, prie tų rastų. Apie žvejdą su žmona. Apie žemę su žmona, kai žuvis keptų jau, svarbiausia jau, kuo daugiau žuvis. Kavaliuotų parnešti. Tai išrūkyti ir galėtume klausti. Žmona kavalius keptų suvalgyti. Šitiem vaikučiams tai taip jau gero vėjo, gero skrydžio, ne vien tik Turkijos, bet ir, taip sakant, šeimyninį lizdelį, kad skristumėt. Ir dabar yra tokie susižiedavę paukšteliai, žinokit, o čia visiems paslaptis, vai, prašom, žiedelis, kad tai Sužėtas. Jau tam paukštis jums gero skrydžio, vaikučiai, gero jums vėjo, palankaus vėjo link šeimininio lizdelio. Daivutei visokiojo šeimininės laimės ir vaikučiai, kantrybės, ramybės, sveikatos. Na, Aušrytei, santarų, tai linkėti, kad jau neprarastų formų, taip sakant. Bet tėvams labai prarasti visas apvalias formas, gerai, kad antanas visai biški antraip. Gražin. Aš vos pažinojau, sukūdus būtų. O ką aš sakau? Aš jau pažymėjau, kitaip sakau. Aš ir sakau, tai va. Galvoja, kad aš jau žmoną pakeičiau. Ir jaunesnė, kūda Buvo tokia daina. sąlygų, dabar jau tokia. Nu, va, turgėlių, kaip pasakė, Receptą viską auginti, pasakyk. auginti. Nu, va, čia jaunimai, tai ką, jaunimai jau jiems taip jau privalumas, kad jie jauni yra, jau čia kalnus gali. Nu, žodžiu, pasirinkit vaikai, kuo didesnį kalną. Kai vaikai kalną. Čia Eugenijos varas. Lovi paskui nuversit kalną. Kalną perkas nereikia. O ką rasit, tas jūsų. Na, o mudviem tai 50 sveikatų. Jo, bet prakais tai nebūtų. Būsim laimingi, visada kaip šiandien. Aš ką tik pašlikinęs, tai baisu. Vėliai. Petruko šeimos rate būti svečiu visą laiką ir tuo pačiu kažkaip tai mūsų šeima esame susigiminę. Teisingai. Ir mums malonu, kai sako, turėti tokius draugus. Ir tuo pačiu norisi palinkėti, kad jūsų namams tikrai sektis ir toliau, kaip dabar matosi, neblogai. Einasi, kad jokių tų debesėlių nebūtų. Krizė, pas mus, žinai, visapusiškai, kas daugiau pajaučia, kas mažiau, bet kad jūs kuo mažiau jos jaustumėte, aišku, sėkmės visiems. Eugenija, tu nusilaužysi Petruką, ką jis ten daro. Petrėlių, mums palaiko sesė. Jo. Ant kelių mažykės įsikė. Nesmarkiai, kiek čia ant 2 metų ar ant 3. Nu jau vareik augykė tu nuo jo. Vis tiek mažės. Labai nedaug, mes 1,5 metų esam skirtumas. Marytė 10 metų. Už mane. Iki 43 buvo Marytė. Marytė, Algis, va šitas, paskui aš, paskui tas. Kur tas Algis buvo? Algis yra... Ką? Eugenija. Kvietėm, Eugenijos, visi paėjas man galvoja. Leiskit padėkoti jaunai Petro šeimai, galėtai Petro tikrai. Viskas buvo skanu, viskas malonu. Gerai. Labai yra malonu, džiugu, kad jūsų tokia šeima yra jūsų kaime pavyzdinė. Mūsų kaime. Man teko apsiklausinėti jūsų kaimynų.
sakė tikrai, abudu išvažiuoja į darbą kartu, atvažiuoja kartu, abudu su nuotaika sako. Nors dirba atskiruose darbovietėse. Teko diskutuoti su Tauragės miesto savivaldybės meru, sakė, vienintelį prestižinį parduotuvį, kurioje galima nusipirkti patalynės, dviračio, detalių. Labai, sakė, malonus pardavėjai, tiesiog pritraukia kolektyvą. Tauragės miesto mero vardu liepė man padėkoti jums už gerą prekybą, už verslo vystymąsi ir palinkėti jums kuo geriausios kloties versle. Galima būtų ir prišliupą. O nuo save, aš galėčiau palinkėti, nuo save sveikatos jums, antarvis ir pavyzdinio tokio gyvenimo šitam jūsų kaime. Gerai, mes tave imsim prišliupą. Aš sakyčiau, kad padidinti parduotuvę. Leiskit palinkėti jums sėkmės. Gerkime už kamerą. Tarp kitko, ant mano gimtadienį, jeigu būsit pakviesti, kiekvienas turėsit paruošti po programėlę kažko. Nesvarbu man. Dramas ratelė, burelė, ar pasaką, ar anekdotą, ar gryną teisybę iš savo gyvenimo, kad būtų įdomu. Programą priimkit už pagrindą. Tikrai ir nesigaskit, jeigu geras žmogus, doras žmogus, jis turi save parodyti. Kad jis nėra, kaip jūs ten suprantat. Kad būn gerų žmonių ir mylima man šiandien. O jūs nieko prieš būtumėt, kad, pavyzdžiui, šiandien apinin tavo žmona jau su kitusi. Jokių problemų. Jeigu doras žmogus, tegu tikrai savo akordeonu pagroja ir seksą parodo ir visą kitą. Aš anksčiau gal būčiau su tuo nesutikus, būčiau gal pavydėjusi. Bet kai pati tą patyriau, aš pažiūrėjau savo vyrui, dabar, pažiūrėjau, jeigu aš mirčiau, aš savo vyrui tikrai kažkaip linkėčiau to gero žmogaus, tokio normalaus gyvenimo. Nes jeigu tu šitą žmogų įvertintų, jį myli, nori, kad jisai būtų ir laimingas, kad būtų kažkaip, kad nevartų kažkur, ten mies kažkur. Sesė, vardį, kur tu dirbi? Suklysiu aš turbūt. Nesvarbu, pataisysim. Lietuvos mokslo ir miškų Tyrimų. Pramonės ir pelkių. Iš naujo. Lietuvos. Nekavok niekada. Rakytė šitai susidėklo. Labai puikiai išskleidė. Tvarkingas. Nepijok. Mokslo ir miškų agrarinio mokslo filialas sodininkystės ir daržininkystės institutas. Nu malonu. Aš vis sakydavau, dar pabūki, dar neišeik, nepaliki manęs vienos, be geriausio draugo. Juk tu ir pats žinai, man vienintelis brangus, tu išmokai mane mylėti ir dar daug labai daug ko. Būk šalia, būk šalia, nepaliki, neišeik. Būk šalia, ir likimo tu nekeik. Čia viskuo tik aš kalta, myliu, noriu būt greta. Būk šalia, gal jau mūsų tokia dalia. Šalalala, 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 šalalala. Aš apglėbt kalvas, laukus, norėčiau aš suimti delnus mišką, norėčiau nešt tave ir pakylėt virš visko. Kiek daug gyvenime, nejaugi, netliktų darbų, neišreikštų minčių, jausmų neišsakytų. Daug dar ko norėtųsi, nepažintos versmės ruvenimo,
Neilgai neįveiksi nuo savęs. Atrodo, reikia tiek nedaug, o reikia viso gyvenimo. Tave šaličiai mylės, jeigu negrįšiu neverkės, kitas tave šaličiai mylės. Dangus staiga nušvirto už langų ir vėl diena. Ateik į mano širdį, kai šaukiu, aš vėliai tave. Pasaka. Nebėr norinčių. Jeigu malik, kad neklausys nulėti. Padėkoju jam už tai, jeigu žinojusi, kelias nusimovusi. Žinojusi, būčiau kelias nusimovusi.
druska į jūros aimaną. Į tave krentu širdie mane, nors kartais nerami iki dugno, bet į krantą mus išplukdo vis nauja vilties banga.
mūsų žemė, mūsų gimtinė, čia kvepia duona mums kasdieninė. Čia mūsų žemė, mūsų gimtinė, čia kvepia duona mums kasdieninė. Kur tik pažvelgsi, vaizdai spalvingi, gražiai banguoja javai aplinkų. Čia mūsų žemė, mūsų gimtinė, čia mūsų žemė, mūsų gimtinė, čia kvepia duona mums kasdieninė. Čia mūsų žemė, mūsų gimtinė, čia kvepia duona mums kasdieninė. Vingiuoja upių, upelių juostos, nušvitus saulei nudažo skruostus ir veržės teka brangioj gimtinei, ir veržės teka brangioj gimtinei, vilčių ir laimės melsvi šaltiniai, ir veržės teka brangioj gimtinei, vilčių ir laimės melsvi šaltiniai. Tas namas prie pilko kelio, tėvų palaimos žodžiai ir meilė. Čia gaivūs vėjai, saulė ir lietus. Čia gaivūs vėjai, saulė ir lietus. Takai per bičių laukas gėlėtas. Čia gaivūs vėjai, saulė ir lietus. Takai per bičių laukas gėlėtas. Iš vaikystės toliu, iš jaunų dienų, pinkilis likščioliai aš namo einu. Pareinu iš kelio ir nurimt galiu prie mamos darželio nuostabių gėlių. Pareinu iš kelio ir nurimt galiu prie mamos darželio nuostabių gėlių. Pareinu iš kelio ir nurimt galiu prie mamos darželio nuostabių gėlių. Pareinu iš kelio ir nurimt galiu prie mamos darželio nuostabių gėlių. Prie mamos darželio nuostabių gėlių. Gera gyventi tik tada, jeigu mylėti gali.